Nemanau, kad yra mums skirtumas, kur žaisti. Svarbiausia tai, kad tai yra dvi rungtynės žaidžiamos ir jeigu tu netyčia suklysi pirmose rungtynėse, turi visą laiką galimybę pasitaisyti antruose. Bet mes apie tai negalvojame, mes džiaugiamės, kad tos rungtynės artėja greitai, po tų pralašų rungtynių su Trakais. Visi norim žaisti ir reabilituotis prieš savo žiūrovus. Lygos rungtynės yra visą sezoną, o čia bus dvi rungtynės. Pirmą žaidžiam namuose, paskui žaisim Mišiukų, aišku, namuose reiktų gal įgyti pranašumą tą, kad antros rungtynėse jausimės ramiau. Stengsimės reabilituotis po paskutinių rungtynių, kurias pralaimėjome Trakams. Aš galvoju, mes esame gera komanda ir tai sugebėsime padaryti. Aš manau, kad nereikia lyginti tų rungtynių ir kurios bus dabar. Aš manau, ir Spyriui jos yra labai svarbios rungtynės, tai jiems galimybė irgi žaisti finale. O mums tai, kaip pasakyti, eilinės rungtynės, kurias mes ir vėl turime laimėti. Toks pat grafikas, treniruotės prieš varžybinę treniruotę, varžovų stebėjimas, analizavimas ir ruošiamės kaip visada. Nemanau, kad bus lengviau, nes, kaip sakiau, taurės yra dvi varžybos ir jas, manau, Spyris atsineš tikrai rimtai ir norės įrodyti, kad jie yra, kaip pasakyti, gal ne tiek kiek vertesni, kiek norės įrodyti mums, kad gali žaisti su mumis ir bandys pakliūti turbūt į finalą. O mes, kaip taurės savininkai, mes negalime to leisti ir aš galvoju, mes tikrai neleisime. Visi žaidėjai ruošiasi. Vieną kitą mikrotraumą gal ir yra, bet turime ilgą suoliuką ir turime žaidėjus, kurie gali bet kurį pakeisti. Aš galvoju, kiekvieno žaidėjo čia yra, kaip pasakyti, tikslas. Mes esame čempionai, taurės savininkai, mes privalome tai padaryti ir šiose rungtynėse įrodyti savo pranašumą, kad antrose būtų lengviau. Bet sakau, čia yra futbolas ir visko gali būti. Bet aš galvoju, kad mes tikrai susitvarkysime su savo užduotim ir žengsime į finalą. Šiaip visur, kur anksčiau žaisdavau, bet kurioje kitoje šalyje taurės rungtynės, tai kažkas ypatingo. Lietuvoje kol kas to nesijaučia, norėtųsi, kad tai būtų. O kas liečia mus, tai mums jas yra labai svarbios rungtynės, nesvarbu, su kuo mes žaidžiam ir mes visą laiką norim laimėti ir taurė yra mūsų tikslas.